Sveiki! Apie tai, kas svarbiausia šią savaitę - Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiai dėmesio centre. Po praeitą savaitę įvykusio tokio chaotiško, aš sakyčiau, surežisuoto, labai nemalonaus atsitikimo Baltuosiuose rūmuose, žinoma, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiai pateko į, švelniai tariant, neapibrėžtą zoną. Kaip ir įtampos, kaip ir neaiškumai. Štai antradienį pagaliau pasirodė, sakykime taip, apgailestavimo signalas iš Kijevo. Zelenskio įrašo socialinėme tinkle leido tikėtis, kad sureaguos ir Vašingtonas. Atrodo, priimta, užskaityta ir žvelgiama toliau. Suprantama, kad pirmasis veiksmas tai yra susitarimo dėl tų retųjų resursų pasirašymas. Atrodo, kad dabar jau Jungtinės Amerikos valstijos nori peržiūrėti susitarimą ir siekti geresnių sąlygų. Taip įvyks, nežinau, bet jeigu iš tikrųjų mes pakliūsime į tokį etapą, kuomet bus savotiškai imami įkaitai ir kiekvienu kartu reikalaujama kažko tai daugiau iš Ukrainos, nieko jai nepasiūlant, žinot, tokia situacija yra iš tikrųjų nemaloni ir jinai veda ne tik į nepasitikėjimo augimą, bet apskritai neapibrėžtą zoną, nes Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimai Rusijai mums yra nežinomi. Mes žinome, kaip elgiamasi su Ukraina ir kokioj situacijoje yra šiuo metu taip vadinami santykiai tarp Kijevo ir Vašingtono ir jie nieko gero nežada, atvirai tariant. Todėl reikia pabrėžti, kad šioje srityje yra labai svarbu, kaip elgiasi Europa. Tie susitikimai Paryžiuje, štai Londone, sakyčiau taip, kad smagu organizuoti susitikimus, o paskui telkti norinčius arba pasiruošusius. Tai arba tu visus pakvieti ir visiems pasakai ir tariesi, o arba nevaidini demokratijos. Nežinau, ar tai suveikia gerai, aš girdžiu iš kolegų taip pat daug kritinių pastabų, kaip ir aš pats išsakiau jas, tai neduoda didesnio pasitikėjimo, mes žinome, kad jo reikės, kadangi mums reikės kažkaip kompensuoti tam tikros, sakykime taip, paramos iš Jungtinių Amerikos valstijų netekimą. Štai signalas, kad sustabdoma karinė parama yra vienas iš jų. Paskutinis, abejoju. Matyt, reikia ruoštis tam, kad ES tikrai sugebėtų žengti žingsnius ir pasiūlyti savo, sakykime taip, rimtą pagalbą, kad nereikėtų Ukrainoje skaičiuoti šovinius ar bet kokią pagalbą, kurios nebuvimas reikštų beveik pralaimėjimą. ES išėjo su pasiūlymu, štai von der Leyen pasiūlė 800 milijardų tariamai fondą, kaip kompensuoti, sustiprinti ES gynybą. Iš karto pasakysiu, 650 yra su sąlyga, jeigu valstybės narės padidins savo gynybos išlaidas 1,5 procentinio punkto. Pasakysiu atvirai, Portugalijai tai reiškia dvigubą padidinimą, nes dabar jos investicijos nesiekia 2 procentų. Tai Liuksemburgui tektų dvigubai padidinti savo indėlį. Pasiruošusios tos valstybės, o tokių yra 6, 11 siekia tik 2 procentus, tai reikštų galingas augimas. Aš nematau, tiesą sakant, to pasiruošimo iš sostinių, todėl von der Leyen, darydama šitą pareiškimą, buvo labai atsargiai. Jis sakė, jeigu valstybės narės padidins, tai leis surinkti tiek ir tiek. Jeigu. Ne jeigu reikėtų žodį vartoti, o taip turi būti. Nemačiau tokio aiškumo. Galbūt vienas dalykas yra geras, kad 150 milijardų bus pasiūlyta toms valstybėms vėl skolintis, kai buvo skolinimasi pandemijos būdu. Pigesnis skolinimasis yra visada gerai. Ar to užteks 150 milijardų 4 metams? Nejuokaukite. Todėl tas komisijos pasiūlymas, jeigu jisai tokiu būdu eina į štai ketvirtadienį įvyksinti neeilinį viršūnių susitikimą, manyčiau, per silpnas, reaguojant į dabartinę situaciją. Kągi, reikia pasakyti tiesą, kadangi netiesos sakymas arba pusėtinas jos komentavimas visuomet sukuria nereikalingas iliuzijas. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad keliautojas, kuris nepakliuvo į Jungtinės Amerikos valstijas, jam matyt tiktų gera lietuviška patarlė. Žioplį ir bažnyčioje muša. Reikia tą suprasti, ypač tiems, kurie keliauja, susikrovė lagaminus, nežinia ko, nežinia kam ir kur. Puiki pamoka ateities didvyriams. Ačiū, iki.